Labrytėlį. Kaip jau žinot, kad esu po traumas. Nukrėti kūnų svoris, iš štongų svoris nukrėti. Tai tokį kelionį visad norėjau padaryti. Tai dabar manau, pats laikas man daryti. Kad po traumas pradėjau sportuoti, pradėjau tik nuo 30% nuo savo maksimum. Tai dabar toj kelionį tiesam iki 400 kg natūraliai. Natūraliai turiu omeny be jokių steroidų, be jokių dopingų. O natūraliai, kaip sakant, iš savęs kaip pakelį. Neturiu niek prieš pirti žmonės, kad varto, siek didelių tikslų pasauliniam lygiai arba šiaip dėl savęs. Nesakau, kad pats nevartos nikumet, bet čia jau metu ir dar kol kas nesvartojus. Vystyti visus svoris, kurias pakėlius ir natūraliai, tai ir čia mėginsam daryti iki 400 natūraliai. Reikia tikėti ne savim, kad pakelsi 400, jeigu netikėsi, tai geriau net nebandyti. Arba jei galvoji vis laiką nepakelsi, tai geriau net neit kelti. Tai mėginsam eiti iki 400 kelti. Eis viskam filmaus, jums rodys, kon darau, kada kelus, kada kon valgau po treniruotės, prieš treniruotės. Visko, žodžiu, kas su sportu susiję, to mėgins parodyti, kiek išeis, ko labiau. Pamėgins, ko dažniau kelti video. Gal biškai trumpesnis kels, bet dažniau. O čia, ką prošus, pats savo maistas, paleisai visko, nes susidarys valgys, sportaus, programės paleisai susidarys, kokiais, koik darys. Ir esu iš visų trenerių pasiims, važiuoju viens ten pamokėnis, kitas internet pamatys ten, žiūri, mokinys, paskui pansais pritaika. Tai taip įgaunas, susidariau paleisai visko ir mėginsam eiti iki link to. O dabar pats sveriu 96 su biški ryt svėriau. Tai manau, norint pakelti 400, turėjau sverti kokį mažiausiai 120, o gal net 120, 130 tam tarp net, gal 130 plus net. Tai bus daug reikalų, bet įdomi, tokie dalykai įdomi. Manau, kad ir šans pakelti, bet ilgą kelį reikia nueiti iki ket sezonų, manau, kad tai 400 ir mėginsam kelti ket sezoną. Dabar šį sezoną nedalyvaus, kaip žinot jau. Tai taip, atrodo tiek daug minčių. Šnek, kaip nešnek į kamerą, atrodo tiek daug turkom papasakoti. Pradėt šnekėti, baigas visi šnekėjimą, užmirškom besakyti. Tai manau, viskom paminėjau. Vakar dariau tą trauką, 3x3 buvau savaitę. Tai pasidariau 2 serijas nufilmavau, o pirmos nefilmavau, o antrą trečią nufilmavau ir įmesu šitą po to video, ką baig šnekėti, kaip darau. Tai jau lyti pradės čia, aužiai saudar, šampūn bereiks išsimauda ir nebreiks net dušai. Tai šitą, tai toj bus ta kelionė, o šitą bus video, kaip vakar dariau mirties trauką. Žiūrėk, kažkas kamuolį paliek. Varom pamytis amikašiai. Varom išausam. Jeigu bus vartą atrakinti. Opa, vartą atidari. Spėkėt iškelint kartą, jie spėmėsti. Davai, pasidedam kamerą, žiūram.
Jeigu nebijos, čia būčiau kiekvien pataikyti. Pasidariau su 190 šitą antrą seriją, kur matyt. Tai kažkaip tondėjin labai lengva traukės, taip tvarkinga, taip. Nei greita, nei neskubon, bet taip lengva pasitraukė. O blynus dėdavau, seniau pudų dėdavau, bet dabar dėdus pavėjin, nes vis tiek kapdu užsidėdė, atrodo neben įsistatyti ton pozicijai tokį. Kapitų tą nugartų išsireitus gaunas ir čia kažkaip nepatogiai gaunas labai įsistatyti. Tai galvoju geriau pasaugant nugar dar labiau, tai pasiliko vėjin blyn ir vis tiek trauksas įžemiau, tai galvoju, geriau vėjin, bet bus ir patogiau įsistatyti ir taisyklingiau traukti, tai pasiliko vėjin. Nu, pamatėt vis traukos serijas, tai irgi trečią seriją buvau, nieks nesikeit, pakartojimą taip pat. O dabar nuo to svariausiai pradėsim, nuo 190 ir bus keliuojant. Mėginsam daseikti ant savo svajot svorį. Tai vo, pirmas epizodas toksa, o dabar liaukiu krautui, graikiškai gurt perkti. Susitiksam kitus epizodus, davai.